Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, žiūrovai, iš tikrųjų tiek daug triukšmo galima buvo daug paprasčiau padaryti, be jokių didelių problemų. Iš tikrųjų kažkaip net nepatogu vadinti jūs gerbiami kolegos, todėl kad prieš jūs stovi nusikaltėlis ir jūs visi tokie švarūs. Tai gerbdamas jūsų švarumą vadinsiu jūs tik gerbiami Seimo nariai. Tuo labiau ten yra pirštinės baltos. Galvoju iš vis, ar reikalinga kokia kalba ar ne. Jau viskas nuspręsta. Be balsavimo ir mes tai išaiškinom, matėm, prispausti Seimo nariai, prispausti taip, kad dreba net veidas pasikeitė, balti, net tie, kurie draugai, su kurie kažkada tą čarką išgerdavo, net bijo prieiti pasisveikinti. Bet tik to. Žinot, nenorėjau kalbėti, bet kalbėsiu tik dėl to, kad daug buvo nuskambėta iš vienos pusės ir iš kitos, kad šitoje byloje nėra politinių atspalvių ir tai nėra politinė byla. Ir galiu pasakyti, kad pateikti tiesiog faktų, net nenoriu juos per daug argumentuojant. Pirmas faktas, kad tai yra politinė byla, vien todėl, jeigu partijos priima sprendimą laisvai nebalsuoti savo Seimo nariam, varža Seimo narių laisvą mandatą nepriklausomą, tai yra politinė byla. Kažkaip, kaip pasakytų, ezoterinių gyvenimą propaguojantys žmonės, neteisk ir nebūsi teisiamas. Esu įsitikinęs, todėl kad esu tikintis, savo kasdieninėje maldoje prašau palaiminimą ir savo oponentams. Todėl, kad, kaip sako ezoterikai, pasiųsta gera žinia visą laiką galės grįžti tau arba tavo vaikam dvigubai daugiau. Tai reiškia, tokią žinią reikia siųsti ne tik savo artimiesiems draugams, bet ir savo priešams. Labai gerą knygą net skaitant pamačiau. Beprasmis laiko švaistymas tuštiems dalykams, blogio kitiems kūrimas, tai involucijos kelias. Tie, kurie tai daro, tą ir pasiekia ir pasieks arba savo vaikams. Tiek to. Bet ką daryti su faktais, apie kuriuos kalbėjo, kad tai byla nėra politinė. Aš labai esu dėkingas praeitos kadencijas, ar už praeitos kadencijas, Matulevičiui, kuris vadovavo Seimo nacionalinio saugumo komiteto tyrimui VSD veiklą. Tikrai padarė labai gerą darbą, kurį galima parašyti gerą knygą. Nustatė VSD ryšius su atskiromis finansinėmis ir politinėmis grupuotėmis, kai kurie kūrė ir ieškojo kompromituojančią medžiagą prieš lyderį ir darbo partiją. Nieko nepasakysiu iš savęs. Pacituosiu tik komisijos, komiteto nacionalinio saugumo Seimo išvadą. Komitetas mano, kad VSD neužtikrina pareigūnų asmeninių ryšių su politinėmis verslo ar interesų grupėmis skaidrumą ir todėl gali susidaryti prielaidas atsirasti savanaudiškiams su valstybės ir tarnybos interesais nesusijusiais tikslais. Tai yra komiteto išvada. Bet gerbiamo Seimo nario Andrio Kubilius buvo atskira išvada, daug griežtesnė. Pacituosiu.
būdamas įsitikinęs, kad galima korupcinė verslo ir kitų interesų grupių, užsienio šalių, institucijų ar asmenų įtaka valstybės saugumo departamento, aukštų valstybės pareigūnų ir tarnautojų bei politikų veiklai yra ypatingas valstybės reikšmės klausimas. Ir tai kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra pažyma, kuri alternatyviai parašė Andrius Kubilius. Kągi tyrė ir ką susiję ta pažyma su darbo partija. Štai stenograma iš komiteto. Valstybės saugumo departamento vadovas duoda pavedimą savo pavaldiniui, cituoju, gal pamėginkit užverbuoti tą buhalterį ar kitus žmonės į darbo partiją. Tai yra citata iš komiteto posėdžio. Kas bendra turi su buhalterija? Aš noriu kreiptis ne į krikščionis, kurie labai nori kraują išgerti, o į koalicijos partnerius, kad jie sako, kad tai yra ne politinė byla. Ką daryti su šitą informaciją? Kur ją priskirti? Kitas dalykas, cituoju iš to pačio komiteto. Tai yra užfiksuotas pokalbis ir tai paviešina VSD pareigūnai. Kalba Januška, tai yra buvusis Adamkus patarėjas, užsienio reikalų ministerijos sekretorius ir Kirkila Gedimino būnant premjerų patarėjas. Kalba Januška su Stoniu apie susitikimą su Rusijos spectarnybos generolu. Reikia, cituoju pažodžiu, reikia jam pasakyti, kad reikia būtinai imtis priemonių, kad to žmogaus Uspaskich Lietuvoje neliktų. Kas bendra turi su buhalterija? Bet svarbiausias kitas dalykas. VSD turinti saugoti valstybę, aš tuo metu esu vyriausybės narys ministras, sužino tokią informaciją, pasiklauso, tai yra operatyvinė medžiaga ir tyli. Tai vadinasi valstybės išdavystė ir priesaikos sulaužinimą. Už tokius dalykus teisiniai demokratiniai valstybei tie pareigūnai turi būti patraukti baudžiamojo atsakomybėn už valstybės išdavystės. Bet tai nepadarė. Tik to. Januška kalba, vėl užfiksuotas pokalbis su VSD vadovais. Mums labai reikia kompromituojančios medžiagos Uspaskychui. Tai yra būtina prieš darbo partiją. Cituoju pažodžiu. Paimkit Seimo nacionalinio saugumo komiteto stenogramą ir jūs ten surasit daugiau įdomesnių dalykų. Svarbiausia kitas dalykas. Kada šitą informaciją papuolė į Seimą, nacionalinį komitetą, komitetas sužinojo, kad vyksta tokie dalykai, valstybės išdavystė ir tylu. A žinot kodėl? A todėl, kad, žinot, Uspaskich aršus oponentas. Net galima ir kitos valstybės spectarnybos rankomis sužlugdyti. Štai jūsų veidmainystė ir švara, gerbimieji. Labai gerbimas amžinatelis Algirdas Mykolas Brazauskas. Studentams, kurie stovi šiandien ir majoja baltomis rankytėmis, skaitė paskaitą ir žurnalistai tiesiog tai užrašė ir pateikė visuomeniai. Štai kai jis kalbėjo apie mane tada. Kai atėjo Uspaskich į Vilnių, buvo duotas nurodymas iš Lietuvos išginti. Tai darė įtakingi žmonės per prokuratūrą ir mokesčių inspekciją.
Kas bendra turi šitoje byloje buhalterija ir noras išginti savo oponentą. Gerbimieji, Adamkaus knyga Tik to prieš porą ar 3 savaitės jis pats išėjo į tiesioginį eterį ir kalbėjo, cituoju, aš turėjau savo rankose bylą darbo partijos, aš ją varčiau ir pasakiau prokurorų generaliniam, atiduokit šitą bylą į teismą. Štai ką jam atsakinėja prokuroras, cituoju. O tai galbūt teismui to nepakaks, reiks papildomai ir visa kita. Kol mes nesurinksim pilnos įrodamosios medžiagos, tol mes teismui šitą, ką jūs matote, čia neteiksim, nepakanka. Adamkus sako, neatiduokit ir pradėkit bylą. Tai kas pas mus vykdo teisingumą? Kokiu būdu teisiniai demokratiniai valstybei? Suprantu, dešiniesiems sunku klausyti tokią kalbą. Nieko baisaus. Gal koalicijos partneriai išgirs ir paklausys, todėl kad mes ruošiamės 4 metus artimiausius taisyti šitą situaciją ir tobulinti mūsų teisėsaugą. Toliau rašo knygoje Adamkus. Krata buvo padaryta Uspaskich namuose, rasta teisėsaugai rimtai sudominusių dokumentaciją. Aš paprašiau komisijos pirmininką užklausimą padaryti raštu į generalinį prokuratūrą, ar buvo surasta kokia nors medžiaga Uspaskich namuose, kabinete, kuri šiandien egzistuoja darbo partijos juodosios buhalterijoje. Atsakymas – ne. O viešur buvo viešinama, kad kratos metu buvo surasta labai daug medžiagos. Po to dar Adamkus liepė, cituoju, nutariau generalinio prokuroro prašyti skirti dar daugiau pareigūnų šitoj bylai. Na, tikslas buvo paprastas – likviduoti Uspaskich kaip lyderį, padaryti sumaištį darbo partijoje ir tai liudija pats Valdas Adamkus, už kurio tarp kitko mes balsavom, palaikėm tuo sunkiu Lietuvai metu, kada buvo izoliuota per apkaltos Rolando Paksą ir tiesiog mes ieškojam kandidatą, kurį palaikyti, kuris priimtinesnis yra Lietuvai ir Europai. Algirdas Brazauskas informuoja Valdą Adamkų ir tai cituoja pats Valdas Adamkus, kad pas jį lankėsi darbo partijos delegatai, jis darbiečiam pareiškė, kad tolimesnis koalicijos darbas įmanomas tik, jei Uspaskich per 10 dienų pasitrauktų iš partijos pirmininko posto. Šitas pokalbis įvyko po 4 dienų, kada aš išvažiavau iš Lietuvos dėl asmeninės šeimos tragedijos, kada sudegė namas, sudegė name motinos akise brolius. Užuojautą, aišku, nesulaukiau, bet sulaukiau pasiūlymą pasitraukti iš darbo partijos pirmininko. Tarp kitko, to ir padariau, todėl kad gudrieji senieji vilkai politiniai apgavo tiesiog mūsų jaunus politikus ir pasakė, pasitrauks Uspaskichas, nereikės ir vėlos. Bet jas apgavo, pasitraukė Uspaskich, į bylą tik pradėjo toliau įsisuboti. Kitas labai rimtas faktas, visiškai susijęs su darbo partijos byla. Koks laikas, gerbiamasis, jūsų Irena Degutienė praeitą kartą duodat man kalbėti, leida kalbėti pilną kalbą. Tai ačiū, nors premjeras buvusis sutinka. Tai gerbėmėji, Adamkus rašo, šiandien
Šiandien susitikau su savo pirmosios kadencijos patarėju Albinu Januška. Dabar jis dirba užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi, o vėliau Gediminą Kirkilą premjero patarėju. Jiems kelia nerimą ir kalbas, esą prokuroras garantavo Viktorui Uspaskich, jeigu jis grįš į Lietuvą, jo nesuims. Tada man dar buvo nepareikšti įtarimai, nebuvo išrašytas orderis mano suėmimui. Kas tai yra? Kas bendras su buhalterija turi šitie dokumentai, kurie liudija Lietuvos Respublikos prezidentas, gerbėmieji? Todėl galiu jums pasakyti, mylėjai, šitoj byloj užsiminėja ir verslo grupuotės, ir politinis grupuotės, ir Adamkus pats kuravo, ir jis rašė savo knygą, iškvietė generalinį prokurorą ir pasakė, perkvalifikuoti bylą iš administracinio į baudžiamąją. Tiek to. Gerbimieji, galbūt Adamkus kur nors pamilavo, dar kas nors iš politikų, bet vėliau, kaip nekeista, man į pagalbą išplatina Amerikos diplomatų pažymas, kurie buvo įslaptinti iki 2016 metų. Aš labai norėčiau, kad mūsų koalicijos partneriai klausytų, gal šiek tiek sąžinė prabils. Cituoju vieną pažymą, kuri cituoja Amerikos diplomatas. Pažyma paragrafas 3. Januška artimai dirba su Lietuvos slaptųjų tarnybų pareigūnais ir atrodo taip pat dalyvavo vidinėje politinėje intrigoje. Pokalbėje su mumis anksčiau šiais metais jis teigė, kad Lietuvos vyriausybė, tai yra persekucionis, tai yra Lietuvos vyriausybė ir išplečiant jis pats suinžinieravo darbo partijos centrinės figūros Viktoro Uspaskich išstūmimą iš Lietuvos. Aš cituoju po žodžiu pažymą, kurie sukūrė Amerikos diplomatai. Antra pažyma. Slaptoji JAV ambasados pažymoje rašoma, kad gynybos ministras Gediminas Kirkilas sakė JAV ambasadoriui Stifui Mului, kad valdančioji socialdemokratų partijos tikslas organizuoti perversmą darbo partiją, nušalinti Uspaskich nuo pirmininko pareigų ir pastatyti kitą asmenį. Kas bendra turi su buhalterija, gerbėmėje? Tai kalba Amerikos ambasadorius. Ką man patinka? JAV ambasadoriai stebėsi Lietuvos politinį kultūrą ir įžvelgia, kad tokie Lietuvos ministrų veiksmai kelia grėsmę politiniam stabilumui. JAV diplomatai pateikdami savo vertinimą Uspaskichą vertina kaip neabejotinai labai disciplinuotas partijos pirmininką. Ne vienas partijos vadovas iš Lietuvos tokį gerą vertinimą dar nesulaukė iš Amerikos diplomatų. Ir jų išvada. Pažyma pirmas punktas. Vienas galimų nestabilumų šaltinių išlieka premjero partija. Toliau bando kištis į darbo partijos vidaus reikalą. Ketvirtas punktas pažymos. Gynybos ministras Kirkilas patvirtina ambasadoriui, jog socialdemokratų pastangus surengti perversmą darbo partijos viduje ir Kirkilas reikalavo, jog socialdemokratai toliau laikytųsi šitą planą. Aštuntas punktas šitos pažymos JAV ambasadorių. Labiausiai stulbinantis dalykas šioje istorijoje, suirutėje. Priešo apsuptas darbo partijos lyderis ramus. Kai antra pagal dydį koalicijos
partija, partnerė, socialdemokratai toliau vykdo slaptą kampaniją, kad valdyti įvykius didžiosiuose partijoje. Visa čia yra išversta oficialiai anglų kalboje ir lietuvių kalboje. Ką aš noriu pasakyti, gerbimieji, šitoj situacijai? Na, jeigu būti taip preciziškai, tai turbūt mūsų koalicijos partneriai socialdemokratai, aš tikiuosi, mes dirbsim 4 metus, jie daugiau nedarys jokio perversmo mūsų partijai, bet čia jie įklimpa iš tikrųjų labai didelį interesų konfliktą, taip stengdamasi. Tai mažiausiai, kada vyksta svarstymas būtent šitą klausimą, galėjai ir susilaikyti šitame svarstyme ir balsavime. Tai būtų daug sąžiningiau. Tiek to. Man sudomina dar vienas dokumentas, kada aš buvau ministru. Per daug nepridaviau jam dėmesį, bet yra įdomus dokumentas, susirašinėja tarpusavėje Lenkai, kurie jau pradėjo integruotis į mūsų Lietuvos Respublikos nafto telkinius. Nafto telkiniai tai yra geonafta, kur Andrius Kubilius vyriausybė nueinanti 2000 metais dikai padovanoja 50 milijonų kainuojantį geonaftą verslininkam. Ką tai reiškia dikai? Lygti ir nėra. Bet jis pardavė už geonaftas pinigus geonaftą verslininkam. Tie iš geonaftas paėmė apyvartinės lėšas ir sumokėjo už geonaftą. Na ir vienas Lenkas atėjo pas mane į kabinetą, kada aš buvau ministru, ir sako: Viktorai, mes matom daug neteisybė ir norim jums vienas išsirašinėjimą pateikti. Tomai, Stanys Jarovskis gyrėsi, jog pašalins ministrą Uspaskich, kuris kišasi į naftos gavybą. Dėl to buvo išpūstas purbalas. Tada aš atsimenu, Čaplikas ir Kubilius su aukso padnoso tokį patiekalą paėmė iš šiukšlių dėžę suglamžytą papiriuką, iškvietė orkestrą ir žurnalistus, įnešė tą papiriuką į Seimo pirmininką. Taip, bet jūs nešat. Bet jūs nešat. Paulauskui neša Seimo pirmininkui, bet nešat jūs. Čiagi, ne Paulauskas kūrė komisijas, paskui jūs kūrėt komisijas. Netrukdykit, gerbimieji. Gerbimi kolegos, turėsim galimybę diskutuoti. Jūsų susimaišysiu. Taip, einam toliau. Štai, gerbimieji, atėjo tas momentas, kada Uspaskich išvažiavo dėl šeimos tragedijos, viskas tvarkoj, laukė matyti tą momentą, praėjo 6 valandas ir prasidėjo kratas. Prasidėjo kratas. Ir visi supranta, kad reikia padaryti taip, kol nėra Uspaskicha. Tuo labiau, jeigu klauso mane, žino, kad ten didžiulį tragediją, man reikia apgyvendinti kažkur tą savo 80 metų motiną, palaikyti jo morališkai ir psichologiškai, sudegi namas, sūnus jos akise ir aš ilgai negrįšiu. Tai labai greitai prasidėjo šitas kratas. Tik to, gerbimieji, stovi partijos vadovybė, advokatas, 6 valandas, o viduje 15 kambarėse, 3 drebančiomis rankomis studentės ir 7 pareigūnai daro kratą. Aš specialiai paklausiau Seimo proceso metu, sakiau, a jūs matėt, kaip jie darė kratą? Kaip mes, sako, galim matyti? Mus pastatė vieną kambarį, o jie 15 kambarėse darė kratą. Gerbėmieji, kas nors, jūs dabar kreipiuosi, jūs valdysit, dabar jūs turite teisingumo ministeriją, jūs pasmerkėt tokį veiksmą. 6 valandas krata
be liudininkų, be advokato. Ką jie ieškoja? Vyteni, nepasmerkėt, neužteko drąsos. Einam toliau. Dar absurdiškesnis dalykas. Gerbimieji, mes gyvenam teisiniai demokratiniai valstybei. Rinkimų metu tiek to man nedavė susitikinėti su rinkėjais. Nedavė tiesiog rinkimų metu. Kas bendra turi buhalterija ir susitikimai su rinkėjais? Pasmerkį? Ne, atvirkščiai padarė. Aš tokį dalyką. Ko pas jūs sumažėjo tų baltų rankinučių? Pakelkit visi. Štai, gerbimieji, yra kitas dalykas. Aš apskundžiau šitą sprendimą ir paprašiau, kad teismas išnagrinėtų. Ir teismas išnagrinėja. Vilnius apygardos teismas, cituoju, priėmė sprendimą. Man tai atrodo, Povilas Gylys, profesorius, puikiai supras dabar, apie ką parašytas sprendimas. Ir tai yra byla politinė ar ne. Uspaskich interesai susijęs su politinė veikla varžomi pagrįstai. Tai yra buhalterinė ar politinė byla? Jeigu Vilnius apygardos teismas pats tai parašo savo sprendimuose. Štai, gerbimieji, jums dar vienas dalykas. Ar pasmerkė kas nors iš teisininkų, iš politinių partijų tokią veiksmą? Ne. Gerbimieji, aš pats asmeniškai atvažiavau iš Rusijos. Visi galvoja, kad aš kažkur slapsčiausi ir taip toliau. Bet visi žurnalistai, kas norėjo, atvažiuodavo į Rusiją, su manim šnekėjo, davė interviu, buvo tiesioginis eteris. Maža to, veikiantis vidaus reikalų ministras atvažiavo į konferenciją į Maskvą, paėmė telefoną, susiskambino su slapstančiu žmogumi ir mes su juo susitikom po 15 minučių Maskvos centre. Tai yra slapstasi žmogus. Ar tik norėjo pasakyti, padaryti įvaizdį, kad žmogus slapstasi? Maža to, tame susitikime dalyvavo ministras vidaus reikalų Šukys, jo pavaduotojai ir Lietuvos generalinis prokuratūros prokuroro pavaduotojas, tik jis neišdrįsta sėsti prie vieną stalą, išgerti kavos, sėdėjo prie kitą staliuką. O čia sako, nežinom, kur Uspaskich yra. Slapstasi. Nors, gerbimieji, pagal tarptautinį susitarimą tarp Lietuvos ir Rusijos, pagal Europos chartiją, jeigu kaltinamasis, jeigu liudininkas arba ekspertas nori, kad būtų apklausos kitos valstybės teritorijai, tai įmanoma padaryti. Buvo nedaroma tik dėl to, kad nebuvo ką paklausti. Tiek to, gerbimieji. Praėjo laikas, aš nutariau grįžti. Visi galvoja, kad aš negrįšiu, jam tai buvo netikėta, pranešiau reisą, dieną, valandą, kada atskrisiu. Atskrendu. Aišku, mane per paradinį įėjimą vypą neišvedė, pravežė kažkur to miško, kurie to miško surado tiek Vilniuje, kad iki Novodo miškais davežiovė. Tikrai labai gerai priėmė, jokių antrankių, palikdėjo autobusiuką, nuvežė į Novodą, apgyvendina, net pabijojo vežti mane į generalinę prokuratūrą apklausą, apklausinėjo kamerai. Pirmas klausimas buvo toj kamerai generalinės prokuroro, ko tu atvažiavai? Zdrasti. 1,5 metų ieškojo, ko tu atvažiavai? Antras klausimas buvo, gal ką nors papasakosi apie partiją ir bylą? Sakau, aš nežinau, tu klauskit konkrečiau. Apie pinigų išvis neklausiu. Baigėsi apklausa beveik. Ir mes
Kitą dieną aš pernakvojau ten, toj kambarį, ir veža mane į teismą dėl kardomosios priemonės priėmimo. Veža be antrankių irgi per visą Vilnių. Todėl, kad, ką man bėgioti, jeigu aš pas atvažiavau į Lietuvą, ne? Teismo posėdis, teismas klausė mane iš pradžių, ar norit, kad teismas būtų atviras ar uždaras? Aš sakau, gerbimieji, jau tiek kalbama apie bylą, tai aišku, tegul būna atviras, tegul klausė visi ir matą. Paklausė advokatus, jie pritarė man. Prokuroras pritarė, kad būtų atviras. Teisėjas susiskambina su kažkuo, bus uždaras. Visiškai pažeidžiant visus įmanomus dalykus šitoj vietai, dėl kardomosios priemonės. Uždaras teismas. Tiek to. Eina teismas, be antrankių, be jokių dalykų, eina į pabaigą. Jau rašomas nuosprendis. Išleisti mane namų arešto sąlygomis gyventi. Paskui prieina vienas policininkas ir sako, Viktorai, geri, kultūringi policininkai, Viktorai, atsiprašau, bet mes turim tau uždėti antrankius, paskambina generalinis komisaras, uždėti antrankius tau ir pravesti pro žurnalistus. Gerai, dėkit. Uždėjo antrankius man iš nugaros ir pravedė pro žurnalistus. Žurnalistus prifotografavo, viskas tvarkoj, atvedė mane į uždarą teismo posėdžio salį, įleido visus žurnalistus, jiegi man liudininkai, jiegi buvo kai kuri ten. Atėjo žurnalistai ir tada vienas iš žurnalistų sako, klausykit, kaip nufotografuoti antrankiai iš nugaros, a veidas iš priekį. Kaip padaryti, kad ir nugara, kad ir antrankiai būtų, ir veidas. Tai paprašė antrankius perkelti į priekį. Ir perkelė antrankius į priekį, įvyko fotosesija. Fotosesija praėjo labai gražiai, viskas tvarkoj, kokie 5 ar 10 minučių. Tada teisėjas išėjo ir sako, viskas, fotosesija baigėsi, žurnalistai turi išeiti. Išėjo žurnalistai, uždarė vėl uždaras teismo posėdis, nuėmė iš mane antrankis ir paleido namom. Pasakykit man, nenoriu kreiptis į šitus, į jūs, gerbimieji kolegas, kas bendra turi buhalteriją ir tokie šou, fotosesijas, kuri paskui visuose pirmuose puslapėse ir ekranuose buvo rodoma. Kas bendra? Ar nebuvo noras jums pasmerkti tokį teisėsaugą? Ne, neužtenka, ni sąžinės, ni drąsos. Tai vien tik yra žmogaus teisės pažeidimą, žmogaus žeminimą ir vyksta toks procesas. A jūs sakot, eikit į tą teismą, ten viskas su jums bus gražiai. Sako, ir tokie buvo nuotraukai visose spaudoje. Atspausdinti kokį 1000 kartų. Gerbėmieji, galiu pasakyti dar vieną paprastą dalyką. Kaip precedentą. Vokietijoje žemėje arba yra apskritys pagal mūsų, vienas vokiečių skyrius pirmininkas, vienos vokiečių partijas buvo įtariamas nelegalių ginklų prekybą. Ir tik iš tos bylos buvo išviešintas vienas tik epizodas, buvo uždaryta byla, pripažinta, kad jam kenkia politiškai, todėl, kad nori pakirsti jo rinkėjų pasitikėjimą. Štai ką reiškia politinė byla. A pas mus niekas nieko neižvelgia. Kitas dalykas. Teismo procese. Mes prašom teismą, gerbimą teisėją, nuduokit mums dokumentus pagal tą tvarką, kuri nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose. Duokit mums specialistų išvadą su priedais. Nedavė. Cituoju
kas yra įstatymuose. Dėl finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos specialistų atliekama ūkinės finansinės veiklos tyrimų nuostatų patvirtinta ir nustata. Punktas 37. Prie specialistų išvados pridėti priedai yra sudėdamoji specialistų išvado dalis. 3 kartus. Vienas advokatas rašo, neduoda. Kitas rašo, neduoda. Aš rašau, neduoda. Kaip gintis? Neduoda bylos esminis. Štai toks teismas. Gerbimieji, prieš pat šitų metų rinkimus antrą turą per kvalifikuoti kaltinimai. Kažkas tas sako, tai yra šiaip savo, kažkas tas sako, tai yra sutapimas, nieko tokio ypatingai nėra ir visa kita, bet pakeisti nusikaltimai likus kelioms valandom, kuri baigėsi rinkiminė kampanija. Ir 3 dienas jau kaip galioja draudimas platinti neigiamą informaciją apie kandidatus, apie partiją. Ir priimtas sprendimas toks. Sako sutapimas, tiek to. Bet gerbimieji, 2006 metais, rugpjūčio 25 dieną, išrašomas orderis mano suėmimui. Po pietų išrašomas orderis, o 26 kitą dieną darbo partijos suvažiavimas. Irgi sutapimas? Todėl, kad nedaug Dieve Uspaskich atvažiuos ir jį perrinks pirmininku. Ne, prieš kelias valandas išrašomas orderis, kad jį suimti suvažiavimo metu, kad nesutrukdyti išrinkti kitą pirmininką. Antras sutapimas. Pirmas sutapimas. 2006 metų balandžio 29 dieną 2 pagrindiniai valstybės vadovai Valdas Adamkus ir Seimo pirmininkas Muntianas susirinka papitauti penktadienį 29 dieną. Ir paskui išeina pas žurnalistus duoti trumpą briefingą ar spaudos konferenciją. Ir aišku, paruoštas vienas žurnalistas ir suspėjo užduoti klausimą, ar jūs Uspaskichą neaptarinėjat? O Uspaskich tada buvo ne Seimo narys, ne ministras. Nu tai aišku aptarinėjam. Ir daugiau kitų klausimų per šitą spaudos konferenciją nebuvo. Matyt, nėra jokių klausimų valstybėje daugiau, kaip tik aptarinėti moralinį arba neigiamą kažkokį gyvenimą Viktoro Uspaskich. Jūs galvojate, tai yra sutapimas? Ne. 29 spaudos konferencija dviejų pagrindinių valstybės vadovų, 30 yra suvažiavimas darbo partijos. Štai jums, gerbimieji, ir sutapimai. Tai yra politinė byla, aiškiai ir suprantamai. Gerbiamas Viktorai, kiek dar laiko reikia? A jūs, pirmininkė, skubat kur nors? Ne, aš tik tai paklaust noriu. Gerbiami kolegos, tylos, tai sugebėkime išklausyti žmogų. Statute nėra numatyta kiek laiko. Gerbimieji, jūs nesenai visiškai išgirdot, čia nenudinga kokio vanduoto buvo atidarytas man. Visiškai nesenai jūs išgirdot, kad darbo partijos byloje buvo paskirti papildomi advokatai. Šitas atvejas konferencijai Helsinki buvo labai neigiamai aptarinėjimas. Pas mane advokatas ir aš pats asmeniškai nepažeidėm nė vieną posėdžio, buvom visada ir man paskirtas papildomą. Tiek to, tegul būna, nori valstybė mokėti, tegul moka. Bet ne vienoje valstybėje pasaulyje
kad teismas galėtų paskirti juridinį asmens atstovą teisme. Nebankratuojančios įmonės administratorė, juridinį asmens atstovą teisme. Ir ką jūs norit? Dabar prokuroras perskaitys kaltinimus ir tam valstybei paskirtam juridinį asmens atstovų tik pasakyti, su visko sutinku. Ir viskas. Tvarkoj, baigėsi byla. Gerbėmieji, tai yra absurdas, kuris nepasiduoda jokiai teisiniai, net uzurpuotai teisių valstybei. Kitas dalykas, kardamoji priemonė man buvo paskirta, kada išleida iš namų po 8 mėnesių kardamosios priemonės 8 mėnesių namų arešto. Paskyrė man 1,5 milijono litų užstatą. Ir štai jums visiškai nesenai Snoro bankas, kur mūsų teismas protingas, sąžiningas. Snoro bankas, kur ieškinys pareikštas apie 3 milijardus litų, Londono teismas paskyrė tik 300 000 litų užstatą. 5 kartus mažiau, už 100 kartų didesnį ieškinį. Pasakykit man, kas čia bendra turim? Ir kur čia pagrindiniai dalykai? Londono teismas kvailas, tik už 3 milijardus litų ieškinį paskyrė tik 300 000. A čia už 3 milijonų ieškinį, 1,5 milijono ieškinį. Kas čia yra? Politinį, sukelti audrą. A tada, kada dar buvo neperkvalifikuoti kaltinimai, didžiausia piniginė bauda pagal mūsų bylą buvo nedaugiau negu 48 000 litų. Užstata, gerbimieji, 1,5 milijono. Politinis atspalvis aiškus ir suprantamas. Gerbimieji, įvertinus, kad tai ne UABas, o politinė, nepelną siekianti organizacija, negamina, neperka, neparduoda, neaugina, neužsiminėja statybą, kaip tai darė konservatoriai, statant būtus ir juos pardavinėjant. Jie išvengė teismo procesą tik todėl, kad sulaukė šitas terminam senaties. Buvogi paduota ir atsakymas buvo iš generalinės prokuratūros. Praėjęs senaties terminas. Nu čiagi konservatoriai. Jiegi stovėjo prie valstybės nepriklausomybės vartų. Jiems galima viską. Taip, teisingai. Todėl, gerbimieji, mūsų byloje nėra jokios asmeninės naudos ir tai saka pati prokuratūra. Nėra byloje nustatyta, kad kažkas Uspaskich ar tie du žmonės kažką turėjo savo asmeninės naudos. Svarbiausia yra kitas dalykas. Tie buhalteriai, kurie buvo infiltruoti pas mus į bylą, vedė 4-6 dar kitų įmonių buhalteriją. Jie įsidarbina į darbo partiją, nuslėpė, kad yra baudžiami už dokumentų klastojimą ir apgaulingas buhalterijos vedimą. Nuslėpė įsidarbinus pas mus. Jos lengvai paskui infiltravo pas mus ir padarė agentai savais. Ir gerbėmieji, visi tie dokumentai, kurie šiandien majoja ir kurie profesorius Kęstutis Masiulis majoja, kurie aš jiems jos parodžiau ir taip toliau, jie surasti ten, tuose 6 įmonėse. Kartu visus dokumentus sukrovė mums ir pavadina darbo partijos juodoja buhalterija. Tiek to. Aš, kaip kaltinamasis, teismo soliai teisme prašau teisėją. Gerbiamą teisėją, iškvieskit tų įmonių vadovų, kurios teritorijai surasti tie dokumentai. Teismas atmeta. Atmeta iškviesti. Dėl ko? Kodėl? Štai, gerbimieji, per 6 metus prokurorai nenustatė nei vieną
litą šaltinį tų pinigų, o todėl, kad ir neįmanoma nustatyti, todėl, kad tie dokumentai buvo surasti ne darbo partijos teritorijoje, ne pas darbo partijos buhalterius, o 6 kitose įmonėse, kur net pabijojo iškviesti į teismo procesą ir apklausti. Įvertinus visus tos situacijos ir plus, kur Algirdas Butkevičius, premjerė, premjerė, pagal jūsų parašą, buhalterinės apskaitos įstatymą, 11 straipsnį, jūsų parašo įsakymas, už buhalterinį, politinės partijas, buhalterinės veiklos ir įrašymą duomenų atsaka buhalteris. Ne vadovas, o buhalteris. Ir paėmė, jos atleido nuo atsakomybės, o vadovas vaikščiojo į teismus. Ne vienas liudininkas iš 300, byla didelė, gerbimieji. Ne vienas liudininkas iš 330 liudininkų nepasakė byloje, kad gavo iš mane kokį nors nurodymų klastoti arba neteisingai vesti bylą. Ir tai nenustatė pati komisija. Vienintelė deklaracija, kurį pasirašiau ir ministra tuo metu Butkevičius pasirašyta, kad už 4 metus politinės partijos deklaracijas yra rekomendacinių pobūdžio. Kitus deklaracijos esu niekada nepasirašęs. Daugiau nėra man jokių kitų medžiagų. Paskui, gerbimieji, paėmė šitie visi agentai, man gaila, įtraukė būtent ir Gapšį, ir Vitaliją. Štai, gerbimieji, į pabaigą. Jurgi, pasidėk. Aš manau, kad sutaupys kiti pranešėjai laiko. Noriu pasakyti, gerbimieji, siekit visi, kad darbo partijos vadovo neprileisti prie postų. Pasiekit. Kad kitų darbo partijos stiprų žmonės vadovus neprileisti prie postų. Pasiekit. Ką jums reikia dar? Kraują pagerti. Jums ką? Vieną atidaryti ir duoti pačiulpti? Galiu to padaryti. Jokių problemų. Aš nebijau nieką. Aš bijau kitką, būti apšmeižtam. Viktorai, jau laikas baigėsi. Pusę valandos yra maksimum. Gerai, gerbimieji, einu į pabaigą. Jūs galvojat, gerbimieji, visas tas procesas, 8 mėnesiai areštas, 1,5 metų gyventi už Lietuvos ribų su Vilko bilieto, o Maskvoje mane 2 kartus suimdavo. 1 kartą čia, paskui 1,5 metų čia, su užstatu 1,5 milijonų litų. 6,5 metų vaikščiojimai per teismus ir visą kitą, jūs galvojat, neatsiliepia žmogui sveikatai. Tiek papilta purva ir taip toliau, jūs galvojat, aš neturiu vaikus, jūs galvojat, vaikam tai neatsiliepia. Negerbimieji, nedaug dievė jums praeiti tokį malyvą, bet jūs nepraeisit, todėl kad jums su atžvilgiu taikomi dvigubi standartai. Tai, ką galima jums, jokių būdų nieko negalima kitiems. Ir galiu pasakyti, jeigu jums tokie žmonės kaip Uspaskich, kaip Vikonda, apie kurį Jurgis stovi prie mikrofoną, skleidžia visą melą, apie kažkokią tas atlyginimus ir taip toliau, kur davė sodrą 3 mėnesių padirbusio žmogaus, išplėtė per 12 mėnesių ir paskaičiavo kokį vidutinį atlyginimą. Tai yra netiesa. Tai yra netiesa. Mūsų Vikondos įmonėje mažiausi atlyginimai yra 1300 litų. Kitas dalykas. Gerbimieji, man per savo verslavimą laikotarpį,
pavyko sukurti 4000 darbo vietų. Sumokėti apie 1,5 milijardo litų valstybei ir žmonėms. 17 metų dirba Labdaros Viltis Vikondos fondas, kur nuo 100 iki milijonų litų padeda maždaug 3000 žmonėms ir šeimoms. Jūs galvojat, kad aš pradėsiu šudiliauti su tais pinigais, kuriuos pats atiduodu savo valia, savo ranką kitiems? Negerbimieji. Ir paskutinė. Man pasakė: Viktorai, nu ką tau reiškia, esi turtingas, sumokėk tą ieškinį. Aš visą laiką, tai yra 3,8 milijono litų, ne taip mažai. Jie paimti nuo lubų. Aš visą laiką galvojau, ne, aš kovosiu iki galo. Kovosiu iki galo ir įrodysiu, kad tai yra netiesa. Bet aišku, tas įrodymas vyksta labai ilgai. Bet šiandien, kada matau į tą jaunimą, Gapšių, Vitaliją, kitus, kurie klampinami tiesiog dirbtinai, žlugdami, vaikai, kurie jau pagimdė savo vaikus ir turi metukų vaikų savo, ir jūs juos norit papjauti, gerbėmieji, imkite mane, nuiminėkite imunitetą iš manęs, jokių problemų nėra, bet palikit juos. Jeigu reikia, aš parduosiu bet kokią įmonę, sumokėsiu 2 didesnį ieškinį. Ar jums reikia galvos, ar vis tik taip jūs norit nustatyti tiesą, kad yra nukentėję valstybė nuo mokesčių? Šiandien, jeigu jūs man pasakysit, po 5 minutės specialiai sukaupė pinigų antstolių kontorai, specialiam sąskaitė, kuri turi būti pravesti į mokesčių inspekciją. Jeigu jūs pasakysit, pervidu, imkit mano imunitetą, palikit žmonės, kam jums jie reikalingi, dėl ko? Štai, gerbimieji, mano kalba baigėsi. Noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Jeigu jūs norit didesnį šou, taip kaip buvo vieną kartą teisme, pastatykit čia policininkus, kai prabalsuosit, atimsit imunitetą, iš karto uždėkit antrankių, išvešit, efektas bus geresnis. Ir pavežiosit mane dar klėtki kur nors po Lietuvą ir bus efektas. Štai, gerbimieji, nelinkiu jums to pačios praeiti, bet, kaip sako ezoterikai, gerbimieji, tai, ką pasiūsi, 2 gausi, nesuspėsi pats per savo gyvenimą gauti, vaikai jūsų gaus. Ir tai yra toks gyvenimas, kitaip nebūna. Ačiū uždėmesį.